prie prezidento rinkimų. Ir vakar prezidentas Valdas Adamkus buvo paklaustas, ką jis galvoja apie tos rinkimus. Ir žinot, tai, kai jisai pasakė, man pasirodė labai artimos mintis, nes aš labai panašiai galvoju. Tokių rinkimų reikia paieškoti. 3 rinkimai šiais metais. Gerai, svarbiausia turėtų būti prezidento. Turėtų jau virti, šurmuliuoti. Iš vis nieko nevyksta. Iš vis absoliučiai nieko nevyksta. O tie žmonės, kurie kažką pasako kitaip, naujo, pavyzdžiui, Eduardas Vaitkus, tai, kaip sakoma, jisai gali susilaukti didelių nemalonumų. Jis yra izoliuotas nuo visko ir plus dar sulaukia rašto, galbūt šiandien pats kažką užsimins, iš vyriausiosios rinkimų komisijos. O kodėl tenai, gerbs Eduardai, jūs tenai ir tenai kažką tenai pasakėte? Negalima. Rinkimų metu negalima. Labai įdomi situacija. Taigi pasiklausykim Valdo Adamkaus. Aš taip ir pasirašiau savo. Tiesiai šviesiai apie LR prezidento rinkimus kabutėse. Rinkimus kabutėse. O iš mūsų rinkimų, prezidentė, didelių netikėtumų jūs tikitės iš mūsų prezidento rinkimų, kurie bus gegužę? Čia žinoma, net ir truputį bijau, reiškia, išreikšti savo pažiūrą į tą reikalą. Man atrodo, kad Lietuvoje šiuo metu aš nejaučiu iš viso prezidento rinkimo įtampos. Kurgi mūsų diskusijos, kur mūsų debatai, kurie liečia aktualiasias valstybės ir Lietuvos žmonių gyventojų temos. Tyla, svarstama dar, reiškia, kaip sakant, pasistumdymai pirmieji tarp kandidatų yra, bet ir jie pareiškia, kad mes kandidatuojam. O už ką mes stovim, ar išaiškinam visuomenę nuomonę, ar ta nuomonė yra priimtina ir analizė reikalinga, apie to nieko nematyti. Kiek liko laiko? Čia turbūt aš manau, kad tiesiog sunkiai suvokiamas, kaip sakant, atvejis. Iki vasario mėnesio priimam kandidatų, reiškia, ten visokias formalumus atliekam. Po to po vasario išduodam parašų rinkimą, kad jie įsigaliotų, priimti bus ar nepriimti. Palieka, reiškia, porą mėnesį, Liepos mėnesį renkam rinkimus. Klausykite, šitą prezidento rinkimus. Į ką tas panašu, reiškia. Tai mano supratimu, kad jeigu tokia tvarka yra, per porą savaičių mes galim sutarti, ką mes renkam ir paskutinius kandidatus, tai mums to nereikalinga, reiškia. Paskelbkim, kad mes norim, reiškia, arba išmesti tą prezidentą, arba, reiškia, duokim jam įgaliojimus dar 5 metam ir čia nereikia nei rinkimų, nei aiškinimuose, kadangi viešosios nuomonės formavimo pas mus šiandien yra. Ir aš tos įtampos, šito pasiruošimo ir, sakyčiau, tokius man sunkiai suprantamas, nes net ir tas demokratinis Lietuvos procesas. Ten per porą mėnesių nuspręsti, reiškia, po to, kada kandidatai jau galutinai yra paskirti, čia nerinkimai, čia nėra demokratija. Ir štai kaip aš galvoju, reiškia, o mes vis tik iki tikro demokratinio pasaulyje priimto principo dar nepriaugom. Labai ačiū, ponė prezidentė, jums už jūsų įžvalgas. O mes į panoramą sugrįžtame. Ir jie sugrįžo į panoramą. Iš esmės, jums, mūsų žiūrovams, tai čia nieko naujo, bet vis tiek keistai skamba, kai Adamkus, prezidentas ir taip nuveikęs daug žmogus, sako, bijau išsakyti savo pažiūrą, žinot, ir atsargiai pradeda kalbėti. Įsivaizduoju, iki ko mes priėjom, kad reikia kažko bijoti. Yra skandalas. Aišku, reikia čia prisiminti ir patį Valdą Adamkų, kaip jisai buvo tapęs tuo valstybės vadovu. Ten buvo tokių labai negražių dalykų. Bet kas buvo, kalėjimai kokie buvo, kokie nebuvo, bet tai, ką jis čia pasakė, turbūt nedaug kas su kuo galėtų pasiginčyti, nebent papildyti ir papildyti. Gerai. Tai dabar apie vyriausią rinkimų komisiją. Šiandien gavau oficialų raštą, nes jie taip parašyta, kad jie gavo nusiskundimą dėl Eduardo Vaitkaus pasisakymų
ir išnagrinėjo YouTube, kur aš padiskutuoju ir kalbuosi su Vaidu Žemaičiu ir atsakinėju žmonėm į klausimus. Žmonės gali man parašyti vėl klausimą išnori, papildomai, ir tada toks klausimų atsakymų vakaras arba diskusija su žmonėm. Tai berods 12 laidų išklausyta, 12 laidų apžvelgta ir uždavė man skubiai per savaitę laiko atsakyti 5 klausimus, kokia mano sąsaja, kiek aš esu sumokėjęs, kodėl jie nori mane šičia klausinėti, kodėl jie nori ir padarė internetinį puslapį ir taip toliau. Tai šitie klausimai, aš tai asmeniškai savo vadinu kaip užplanuotą sistemos puolimą, nes Kafkos romanai, procesas arba ten, kuris sako, kad tu esi kaltas. Tu nežinai, kuo kaltas, tai tu tuo labiau esi kaltas. Jeigu tu bandysi aiškintis, o kodėl tu kaltas, tai tu trigubai kaltas. Ir tau išsigelbėjimo nebus, tavo vienintelė bausmė yra mirties bausmė. Ir kuo daugiau aiškinsis, tuo tau bus sudėtingiau ir sunkiau. Turi susitaikyti iš karto ir pačioj pradžiai. Tai aš sakau, ne, šitam absurdui, šitam juridiniam absurdui jį reikia tiesiai įvardinti. Aš kaip pavyzdį. Rinkimai. Lygiateisiai, ir šiaip visi Lietuvos žmonės lygias teises turi. Rinkimuose visi kandidatai turi lygias teises. Visus kandidatus gali paremti Lietuvos žmonės. Bet partijų statytinius gali paremti dar ir partija. Ir jeigu žmonėm yra nustatyta iki 50 eurų riba paremimo, tai partija gali paremti praėjusių 19 metų rinkimus. Viena partija paremė 120 000 eurų, kita partija paremė 400 000 eurų, partinius, kišeninius savo prezidentus. Trečia partija paremė 580 000 eurų. Šiais metais, dabar, tai čia lyderiai yra Karbauskio partija, 111 000 eurų, tam, kad lygiateisiai rinkimai būtų, kad lygus visi būtų. Vienus, kur remia tik tai žmonės, jie yra tokie patys lygus kaip partinių kišeninių kandidatų, kurie paskui vaidins, kad jie yra už visą partiją, ne partiją, kad jie už visą Lietuvą ir jie atsižada savo partinės priklausomybės. Jūs tik išrinkite ir atsižadės visi, kad jie yra partijų statytiniai. Pinigų atiduoti nereiks, nes ten bus partiniai pinigai. O iš kur partijos pinigų turi? Iš mūsų visų Lietuvos žmonių, iš biudžeto. Partijos gauna pinigus, Lietuvos žmonės 5, 7, maksimum 10% žmonių pasitiki partijom. Ir kai yra toks ypatingai žemas pasitikėjimas, visų Lietuvos žmonių pinigais partijos yra pamaitinamos ir partijos gali padaryti disproporcijas rinkimuose, kai tie rinkimai būna. Valdas Adamkus, buvęs prezidentas, sako, jie ir bereikšmiai tada pasidaro, nes nelygios situacijos. Jau nekalbu apie tai, kad jie gali nusipirkti. Tai dabar nekalbam apie nusipirkimą. LRT, visuomeninė televizija, visuomeninis transliuotojas. Vienų partijų kandidatus kalba apie juos ir parašo informaciją, arba vienus ir ne partijų kandidatus. O tarkime, aš kadangi esu vienintelis, kurį jie totaliai blokuoja, tai reiškia totaliai išvis. Pasako gydytojas Vaitkus arba profesorius Vaitkus, sugalvojo būti prezidentu. Tuo ir pasibaigė jų informacija. Nes LRT jau 4 kartus, ne vieną, ne 2, jau 4 kartus atsisakė spausdinti mano publikacijas nuomonių skiltyje arba pozicijos skiltyje.
Ne, kategoriškai negalima. Ir vyriausio rinkimų komisija šitoj vietoj nemato problemų. Nes LRT sako, valstybinis transliuotojas, mes, vyr redaktorius, prabėgomis pažiūrėjo informaciją, kurią aš pateikiau ir nusprendė vienasmeniškai, nebūdamas lingvistų, nebūdamas politologų, kad mano mintis yra netinkamos. Ir šitoj vietoj, pagal įstatymą, jie taip turi teisę elgtis. Ir čia paskui sako, taigi lygios visų žmonių teisės, konstitucijoje taip yra parašyta. Lygios teisės. Užtat programoje, aš ir sakau, mano programoje, prezidentas to negali padaryti, bet gali teikti pasiūlymus Seimui. Iš visų partijų atimti valstybinį finansavimą, tik tai iš partijos narių. Ir sėkmingai, ačiū Lietuvos žmonės, aktyviai būkit, dalyvaukit politiniai veikloj, aukokit savo partijai. Nuostabu ir puiku. Dabar dėl Lietuvos Seimo figos lapelio. Kai Seimo narys pasižada ranką padėjęs ant konstitucijos, kad jis laikysis konstitucijos, nes tik laikydamasis konstitucijos jisai yra teisėtas. Kai sulaužo konstituciją, jis neteisėtas. Tai dabar 84 Seimo nariai sulaužo konstituciją ir tai patvirtina Konstitucinis teismas. Bet Konstitucinis teismas nei vieną žodį nepasako, kad jie taip sulaužė savo priesaiką. O kadangi jis taip nepasako, o nepasako dėl to, kad jo nepaklausė. Nes kas turi klausti? Seimo nariai turi paklausti. Pavyzdžiui, visi 84 Seimo nariai paklaustų, ar mes teisingai prabalsavom ir ar mes sulaužėm savo priesaiką. Tada turėtų atsakyti, kad sulaužėte visi 84 savo priesaiką. Bet jeigu priesaiką sulaužė, tai toks niekadėjas turi lėkti lauk iš Seimo. Bet tada Konstitucinis teismas turi galimybę pasakyti, sulaužėte priesaiką, bet negrubiai. Negrubiai. O jeigu negrubiai sulaužėte, tai jūs nekalti. Tarkime, pasakė, kad sulaužėt priesaiką, tai tada klausimas, 85 Seimo nariai turi prabalsuoti tam, kad šitie niekadėjai būtų išmesti iš Seimo. O kai 84 yra sulaužę, 57 yra tik tai likę, kurie nesulaužė priesaikos. Ir tų 57 narių, kurie nesulaužė priesaikos, jų balsų nepakanka išmesti niekadėjus. Ir šitas figos lapelis yra vadinamas kaip konstitucinis teismas, kaip teisinė valstybė. Blaivus protas, o aš apeliuoju visą į blaivų protą. Blaivus protas suvokia, koks absurdas teisiniai sistemai yra padarytas tam, kad šitie okupantai ir mūsų išdavikai ir mūsų teisių vagys toliau galėtų tarpti nebaudžiamai. Užtat jiem nėra kaip įsileisti mane į diskusijas, nes aš pasakysiu tą elementarią tiesą bet kurioj auditorijai. O tai yra draudžiama išgirsti, nes išgirdę neduok Dieve ir prabus Lietuvos žmonės. Tai aš ką galiu pasakyti? Figos lapelis ir tas turi būti nuplėštas ir mes visi turim pamatyti nuogas karalius, nuogas. Na taip, nuogas karalius, bet aš pagalvojau, pabaigiant jūsų mintį, kad tokiu atveju, jeigu tiek Seimo narių sulaužė tą konstituciją, žodį turėtų, šiaip turėtų tarti valstybės vadovas, tai yra prezidentas. Ir pasakyti, tokį Seimą aš norėčiau paleisti, reikia priešlaikinių rinkimų. Bent jau deklaruotą turėtų. To nebuvo padaryta. O žinot kodėl? Aš parodysiu kodėl. O todėl, kad mes turime išmintingą, labai išmintingą vadovą ir tikiuosi, toks vadovas išmintingas bus ir toliau.
Nu, apie ką ir Adamkus kalbėjo. Aš laikau save išmintingos politikos šalininku. Aš esu išmintingų, blaivių sprendimų šalininkas. Tvirai tariant, aš tokio pagirūno nemačiau. Aš vis tiek, čia lyderystė parodė, kaip reikia girtis. Gerai, tai žiūrėkit, šiandien aš jau, kaip minėjau, lėkiu į koncertą, dar reikia įkelti šios laidos vaizdo įrašą į platformas mūsų visas. Tai ačiū už dalyvavimą, mes pasimatysim rytoj. Kiek žinau, rytoj 11 val. Spaudos konferencija. Apie ką? Priminkit trumpai. Pribrendo eilinis reikalas paduoti generaliniai prokuratūrai dokumentus dėl, aš vadinsiu grubiai, Lietuvos išdavystės. Apie stojimą į ES ir manipuliacijas. Ir atėmimą iš Lietuvos žmonių teisės būti šeimininkais savoj šaly. Nu taip, apie apgavystę, didžiąją apgavystę. Gerai, tai rytoj 11 val. Mes irgi retransliuosim. Kas norės, žiūrės tiesiogiai, kas norės po to žiūrės vaizdo įrašus, kaip norės. Mes atsisveikinam su jumis. Iki rytojus. Nepamirškite palaikyti savo kanalų ir linkime visiems gero vakaro. Iki. Iki.